Nu, sveiki. Visiems labą dieną. Mano vardas Danielius. Šiandien važiuojame į Jurbarką su namo centratu. Oras ką labai lyja. Žiūrėsim, kaip ten bus. Aš čia sėdimu šalte, o Darius vairuoja. O ką aš darau? Guliu. Tai čia va. Taip. Toks oras, lyja, bet turim žiūrėti, kad Jurbarke net nebūtų lietaus. Būtų geras oras, kad būtų įmanoma išsimaudyti. Aš pirmą kartą pavažiuoju. Labai smagu. O jums linkiu gerą žiūrėjimą. Pasiimkit kažką užkandžiauti ir atsigerti. Kaip jūs manot? Man patinka važiuoti. Link Jurbarko eina debesis. Sakė, žiūrėjo, nušiltė prognozes. Dabar aš, kaip manot, ką darau? Guliu, poilsiauju. Man ši diena labai patinka, nes aš važiuoju. Mano brolis su mama lieka namuose. Aš jums dar parodysiu, kaip čia viskas atrodo. Mes būsim už 22 minučių. Jeigu jūs norėsit, irgi galite aplankyti. Tai prašom, važiuokit, žiūrėkit, būkit gamtoje, džiaukitės, būkit su šeima. O dabar aš šoku. Aš biškį dirbuliai, nieko tokio nepergyvenkit. Nu, va ten lova, čia kur aš guliu, čia irgi lova, čia salas, čia išėjimas. Žodžiu, čia labai smagu. Nekreipkit dėmesį į drebulius. Žiūrėsime, bus smagu. Darius vairuoja. Mažytė sėdžia kaip ponė. Aš nieko nedarau. Labai smagu. Toks sėdžiu. Kaimekis. Aš papasakosiu, ką aš čia galiu veikti. Aš čia galiu tūkstantis, gulėti, valgyti ir mėgautis. Už 17 minučių pusę, tai jau greitai. Tas reiks eiti, nežinau kas. Jau iš jūsų visi sėdžiat namuose. Nešlapia laukia. Mes išvažiavom. Aš traukiau burtus ir traukiau Jurbarką. Na va, nepasys. Bus lietus. O ką žinai, gali nebūti. Šitą mašiną labai verta pirkti. Gali su savo šeima važiuoti. Iš yra komfortas. Čia svarbiausia komfortas. Čia yra šaldytuvas. Čia yra pusiau orgaitė, pusiau mikrobangė. Čia viskam yra pragyvenimai. Bet jau greitai būsim. Eisim kažką keptis, eisim kažką valgyti. O kai važiuosit, reikia būtis linksmi. Kaip ir aš. Kam jūs? O jums dabar svarbiausia pažiūrėti visą video, pasakyti laiką, parašyti komentarą, paspausti ant subscribe ir ant varpelio. Jeigu paspaudai ant varpelio, tai tau parengta bus naujas vėl video. Iškai nemalonus kvapas pasiskleidė po visą mašinikę. Kažkokiu mėšlu. O maga, nepasisekė man. Reikės priprasti. Jau ką padarysiu, toks Jurbarkas. Parašykite į komentarus, kas jums labiausiai patiko iš šitos dalies. Aš jums turiu didelį klausimą. Kaip jūs manote, kas laimės Euro 2024? Mano mėgstamiausia komanda yra Portugalija. Jūs atsakysite. Prašykite savo komentarą. Lauksiu jūsų atsakymų. Ką mes čia turim? Vonę, kriauklėkę mažą ir ypač tuziką. Svarbiausia čia. Jeigu stresuoji, nueini į tualetą, padarai savo reikalus ir viskas. Žinot ką? Parodysiu abracadabra. Čia va kaip minėjau. Čia yra ir va šitas.
Ant pūlės raidrai, fėja, inagė, funzvėlės, abikai. Laukiam, kur dar susimokėti, o jisai pareina. Matot, vaikšta. Видно, чуть-чуть. Gal mašinai pridarys чуть-чуть tą jį. Darius vairuoja. Dabar mes ruošiamės išvykam. Darius kapoja medį, o mes esam prie Nemuno. Aš persirengiau. Nėra šalplaukia, bet yra užtat prie Nemuno didelė srovė. Olia. Dabar va, kursim laužą. Tai užteksim, pavalgysim šašlykų labai skaniai. O taip normaliai čia viskas yra. Soliuko yra. Va. Užsidėgiam. Ir dabar lauksim. Na, yra vėjus yra. O šiandien yra tokie namukai. Taip, o aš jums čia aprodysiu, kas yra įdomaus. Čia yra nameliai. O mes užsikūlėm laužą. Dabar, be žodžių, labai įdomu. Turim kaimynus. Čia vat yra ir prūdas, staliukas. Tuojame padėti. Taip smagu, viskas čia ramu tylu. Darius poilsiauja, sėdi. Šildas prie laužo. Sendvičius mašytė padarė. Po sumušteką padarė. Aš irgi ateinu sumušteką valgau. O taip viskas, o žiūrėkit. Jau mažia ąžuoliukai auga. Tai labai gera vieta. Čia yra dar dviračių takas. Vertinčiau 10 iš 10. Kokie tavo komentarai? Ja, mano komentarai geri, jeigu nebūtų lietaus, tai būtų fantastika. Nu jo, nieka tokia. Net cukrinė esam. Mes ten dabar pasitraukiam. O čia vėl mulkikis. Einam į vidų. Nu viskas, dabar turiu kol kas atsisveikinti. Nu tai šiandien aš pavalgiau. Eisim žiūrėti Euro 2024 žais Vokietija prieš... Nelabai atsimenu. Tai, kas žiūrėsit, gerą jums žiūrėjimą. Mato, sėdi du gražuoliai. Daro savo procedūrą Simba. Viso gero, iki rytojaus. Pasimatysim rytoj. Visiems laba diena. Vėl su jumis Danielis. Šiandien einu platis dantis. Labai nenoriu. Labai skani pašta. Dabar niekur nebėgsiu šiandien. Kažkas kandžias. Labai skaudžiai. Čia Nemunas. Kas čia skaudžiai kandžias? Oi, vandenuks pasileido. Nu čia kandžias skaudžiai. O viskas. Taip, dabar eisim papusryčiauti. Ką valgysim? Kiaušinienę. Gerai. Einu pasidėti šipituką. Aš jums dar pasakysiu vieną paslaptį, kur niekada nežino. Strigo kai kas. Bet čia kiek uodų yra. Sumuštinis. Patys tie kiaušiniai. Geriausia. Labai skanu. Geriausi pusryčiai. Tai man skanus apetitas. Labai skanu. Man skystas dar. Jau papuolė skystas. Čia vėl skubiai žiūri, pul kiaušinį iš karto hops ir nėra. Nu, penkis gražiai valgyti. Jis ruošias darbininkiškam gyvenimui, o darbininkam nėra kada ilgai valgyti. Staigiai, pavalgai vėl eini dienai. Tik ponai ilgai valgo, nes jie turi daug laiko. Taip gali būti tai išnerdinti. Sumuštinis su užtepėlėm. Čia duona ar vulka? Čia duona. Su duona, užtepėlė, į sūris, į majonezas. Tada kiaušiniai su majonezai buvo labai skanu. Labai skaniai suvalgo. Kiaušinius su sumuštiniu. Oi, wunderbar. Dar mums močiutė kavus padarys, ne? Skanus buvo pusryčiai. Smagu. Du senukai, kai pasensi, pasimsi savo seną žmoną. Ir kartu važinėsi su kokiu autobusiuku, kaip smagu bus.
Dar atvažiavo nauji svečiai. Olandai. Pas mūsų čia bagažnikas labai didelis. Viską čia turim pragyvenimui. Nu va taip kol kas. Tai dar susitiksim iki kelionės. Mes dabar einam pasivaikščioti. Čia taip namans atrodo. Čia labai gražu. Čia taip labai tylo rama dabar mes einam pasivaikščioti. Dar su dronu paskraidyti reikės. Čia pilno gali rast, žinot. Čia pilno gali rast viską. Čia gali gyvatės rasti. Čia eina ir kalba. Žaidam badmintoną. Ką čia darysime? Droną leisim. Aš tyrą savo lopšių vadinu, čia gimiau, žvėrių takais, ėjau visas kertes, žinau. Man kelią rodė medžiai kaip dievai, daug supratau. Išmokau paslapčių. Tenai, aukštai tenai, kur išskleisti plačiai sparnai. Tenai, aukštai tenai, virš debesų, ten kur šviesu. Erelio brolis aš esu. Gaivino girdė upėje vanduo, skaidrus, nepritrūks sidabro vėrinių. Padėsiu galvą nakčiai ant akmens, miego lig aušros, žolynų pataluos. Tenai, aukštai tenai, kur išskleisti plačiai sparnai. Tenai, aukštai tenai, virš debesų, ten kur šviesu. Erelio brolis aš esu. O ką jums primenu, pastatykit šį kanalą, laiką, subscribe, varpelį ir parašykit komentarą. Būsiu labai malonus.